Pirma naujiena. Vilniuje nuo birželio pradės veikti paplūdimys nudistams. Ir mes turėsime paplūdimį. Ir čia buvo citata iš savivaldybės atstovų, kad manome, jog tai didelis žingsnis į priekį, kuris padės visuomenėje atsikratyti paplitusių mitų apie nudizmą, skatins sveiką gyvenseną, lygų įdėgį, teigiamą požiūrį į žmogaus kūno grožį. Ar keliausi, Skirmantai? Aš gal negazdinsiu savo kūno žmonių, matosi mano visa komplektacija, bet aš nustebęs, kad nėra, iki šiol dar nebuvo to paplūdimio nudistam, iš tikrųjų tokios vietos galėtų būti visur. Ir dar man labai juokinga, kai žmonės sako, žinot, tai yra didžiulis žingsnis į priekį, ką tu be padarytum. Tiesą sakant, man atrodo, kad tai yra visiškai natūralu, vakarietiška, jeigu kažkas turi tokį poreikį. Ir tai yra visai smagu. Aš manau, kad, žinot, visas tos istorijos, kurios vyksta aplink tas zonas, kurios yra skirtas nudistam, aš nežinau, Vilniuje gal turėsime paskui dar 10 naujienų, kas ten vyksta. Tai tik aš nežinau, man būtų įdomu pažiūrėti, kurioje vietoje tai bus. Bet tikrai esu už ir manau, kad savivaldybės geras sprendimas. Aš tai manau, kad mes tikrai žiniasklaidai dar ne kartą išgirsim istoriją apie nudistų paplūdimį. Klausimas, į to paplūdimio atidarimą meras eis ar ne, ir kaip jis ten viską darys? Čia geras klausimas, niekas nepaklausė, nes spaudos konferencijoje tiesiog pranešimas spaudai čia buvo. Nes Remigijus tikrai, aš manau, mažiau išgąsdintų žmonių negu aš, jis galėtų. Taip, va čia tai reitingas pakiltų. Galėsim pasiūlyti ponui merui, kad nukeliautų.